Einam patikrinti tą tokį gerą elnę, kur vakar ryte mačiau, ant kurios sėlinau, ir kai pagavau vakarykštį trofėjų. Oras pakankamai palankus, giedra, yra vėjukas, kas gerai biškį maskuoja garsus. Einu į tą pačią pievą miške. Pažiūrėsim, ką pavyks bent jau apžiūrėti tą įdomų trofėją, kur vakar mačiau. Miške esanti pieva pasirodė tuščia. Ten jokio veiksmo nevyksta šį rytą. Gal dėl to, kad vakar mano šūvis ir elnias išgąsdino, bet toj pusėj veiksmo nėra. Už kvartalo girdisi vienas balsas, nieko įdomaus, bet galvoju, gal nueisiu paerzinti. Pažiūrėsim, kas už to gausis. Nepavyko man prisėlinti prie to elnio, kurio norėjau. Ten pelės eina ir aš neberadau. Pamiršau, kur ten yra brasta. Tai nepavyko man ten iki jo nusigauti. Atvažiavau kitą vietą, atvažiavau į bokštelį, kur pasistatėm ant linijos. Tai visai nesenai praėjo raguotas 3 ant 3. Tik jis matyt jau buvo mane pajutęs labai greitai. Praėjo, nespėjo net šalto pakelti. Medžioklė vyko, bet ne tokia turininga, kaip aš tikėjau šiandien. Žiūrėsim, ką vakaras atneš. 14 dienos vakaras. Bandysiu vėl eiti apsižiūrėti. Arba bent apžiūrėti tą rimtesnę elnę, kur prieš kelias dienas mačiau. Ir šiandien eisiu tą pačią vietą, arba bent jau toj pačioj zonoj. Pabandysiu pasižiūrėti, kuris ten tas rimtas elnes, kuris čia migruoja. Visgi rytą, kur girdėjau, aš manau, ten buvo tas pats elnes. Tik jis ir prieškai pasitraukė kitą pusę po šūvio, po elnio traukimo. Pasižiūrėsim, ar pavyks jį šiandien aptikti ar ne. Pavyko man rasti tą elnio vietą. Jis jau pradėjo baukti dar prieš 7, dar iki saulės laidos. Stovis ten buvo. Bet dėja, man nepavyko užsiimti geros pozicijos, kad jį apžiūrėčiau. Mačiau iš šuolį gal 250 metrų ten nendrėse. Tik tais ragus mačiau. Ragų viršūnės, bent jau viršutinės šakos. Gan įspūdingai atrodo. Kiek ten jau ar 3 ar 4. Jau nebežiūrėjau. Galiu paerzinti. Pavyko lygtais jį išsitraukti. Biržė, nes ten šalia tokia biržė yra. Bet aš tiesiog buvau pasitraukęs iš tos vietos, kur riomojau ir nebepavyko man jau normaliai apžiūrėti, vėl tam sunku. Bet bent jau pasiduoda provokacijai. Tai pažiūrėsim, kaip ryte su juos seksis. O dabar dar įžiūrėjau tą pievą miške, tai gražus vaizdelis. Stirnos maitinasi ožių briedas. Ten patinis apitelė, jums sunku pasakyti, bet termikas gražiai atrodo.